Sveikinuosi su jumis iš Ąžuolyno bibliotekos, mano vardas Kristina ir šiandien mūsų svečiuose ypatingas svečias. Šiandieną mes turime svečiuose Kastytį Zubovą, labą dieną. Labą dieną, reikėtų sakyti. Astrofizikas, fizinių ir technologijos mokslų centro vyresnysis mokslo darbuotojas, mokslo populiarintojas ir Konstanta 42 tinklaraščio autorius. Taip pat Tolkien Lietuva klubo prezidentas ir fantastas profesionalas pasirašiau aš, arba nusižiūrėjau nuo kitų tekstų, labai ilgas apibrėžimas apie jūs. Kurio nemėgstat, pavyzdžiui, apie save? Yra kažkoks apibūdinimas, kuris jau nebeįdomus ir nebegaliojantis? Niekad negirdėjau, kad mane būtų vadinę fantastų profesionalu, nes už tą vis dėlto pinigų nemoka, kad ir kaip norėčiau. Bet kad nemėgčiau kurio nors, tai nėra. Kaip man pačiam reikia prisistatyti, aš kartais sakau, kad dienomis astrofizikas, naktimis fantastas. Oi, labai geras trumpinys. Šitą buvau nepamačiusi, tai reikėjo visus išvardinti nuopelnus. Žinot, man tai atrodo labai įdomus kažkoks tai dalykas apie jūs, kad kai domėjausi, kad vienas iš pirmųjų svetainių, kurios meta informaciją apie jūs, yra Delfis ir puslapis straipsnis apie ateivius, bet jis yra apmokestintas. Tai tiesiog jums pinigai nenueina, bet kažkas tą informaciją naudojasi. Ne, tas turbūt tas puslapis, tai greičiausiai tas, už kurį man pinigai nuėjo. Aha. Nes nuo šių metų pradėjau į Delfi Plus rašyti autorinius straipsnius. Ir vienas buvo apie nežemiškos protingos gyvybės paieškas. O jūs pats tai traktuojat jau vis tiek kaip mokslinę savo kompetenciją, ne iš fantastinės pusės apie tai šnekėjot, ar ne? Iš abiejų šiek tiek. Iš abiejų. Labiau iš tos mokslinės, tai yra kaip bandoma, kaip buvo bandyta ir dabar bandoma, ir kaip ateityje gal bus bandoma ieškoti tos nežemiškos gyvybės, kaip mes apskritai galėtume suprasti, kad ją atradome, ar suprasime, kaip galėtume bandyti komunikuoti ir taip toliau, nes visa tai yra mokslinių tyrimų sritis. Bet žinoma, fantastikoje kontaktas su nežemiška gyvybė yra viena iš tokių dažnesnių temų, ypač mokslinėje fantastikoje, tai to irgi neišvengčiau nepaminėdamas bent šiek tiek. Kaip įdomu, man iš karto tada natūraliai kyla klausimas, o jūs pats kaip tai turėtų atrodyti, tiesiog gerit savo namuose arbatą ir galvojat, kaip aš komunikuočiau su ateiviais? Nes tam reikia skirti laiko, tai turbūt mąstymas, ar tai yra moksliniai tyrimai? Aš pats tokių mokslinių tyrimų nedarau apie komunikaciją su ateiviais. Tai nėra taip, kad labai pats galvočiau unikaliai, individualiai, kaip galėčiau patobulinti tos bandymus komunikuoti su ateiviais. Bet tie mokslininkai, kurie to užsiiminėja, tai įvairiai būna su to įkvėpimu moksliniu, nes idėjos dažnai kyla vos ne bet kur. Būtent kalbant apie nežemiškos gyvybės paieškas, yra bent jau taip pasakojama, kad vienas iš tokių, viena iš gana esminių įžvalgų buvo padaryta tiesiog pietų metu Mokslinių tyrimų instituto kavinėje, kai dar Antrojo pasaulinio karo metais mokslininkai dirbantis prie Manhatano projekto tiesiog vieną dieną pietavo ir vienas iš jų, Enrico Fermi, iškėlė tokį klausimą, kad jeigu nežemiškos protingos gyvybės paukščių take yra daug, tai kodėl mes jos nematome? Ir tiesiog šitas klausimas paskatino įžvalgas įvairias ir įvairius bandymus atsakyti į šitą klausimą, kurie dar ir po šiai dienai nemaža dalim būtent skatina tos tolesnius tyrimus, paieškas. Tai vadinama Fermi paradoksu, kad kodėl nematom tos nežemiškos gyvybės, jeigu jos yra, bet galbūt jos tiesiog nėra. O kaip jūs pats dabar jaučiat, mokslo populiarinimas iš tikrųjų yra, aš taip drįsiu pasakyti, jūsų arkliukas. Jūs tikrai labai didelį vaidmenį atliekat Lietuvos mokslo populiarinimo erdvėje ir sferoje. Sakykit, iš jūsų lauko, pavyzdžiui,
to pakanka? Ar tas vaizdas gerėja? Nes iš principo laidų apie tai daugėja, knygų leidžiama šiek tiek daugiau. Jūs ir pats esate išleidę tą knygą, ar ne? 42 istorijos, kuri dėl COVID-o dėja nebuvo plačiai pristatyta, ar ne? Taip, ir aš net specialiai ieškojau, galvojau, gal mes galėsim ją čia pasistatyti, bet mes pasirodo jos neturim. Tai va irgi biblioteka atsiprašo, tikrai įsigys, bet man įdomu, kaip jūs pats matot iš profesionalo pusės, ar užtenka tų leidinių ir susidomėjimo mokslinio populiarinimo? Pastaruoju metu situacija tikrai gerėja. Kaip tik, kai mano knyga pasirodė 20 metais, tai labiau gal atkreipiau dėmesį ir tai, ką įvairios leidyklos siūlo lietuviškai iš mokslo populiarinimo srities. Ir tada aptikau, kad tikrai keletas ir visai naujų ir gerų kokybiškų užsienietiškų knygų yra išversta į lietuvių kalbą. Bet vis dar, tarkim, knygynuose fiziniuose, nelabai dažnai juose būnu, bet kai būnu, tai beveik visada pasižiūriu. O gal visgi atsirado populiariojo mokslo skiltis knygyne? Kol kas neteko aptikti. Tik tai populiarioji psichologija. Tai jeigu tą galima laikyti mokslo populiarinimu, tai to yra, bet daugiau mokslo populiarinimo knygos, jos kur nors būna tenai nukištos kokiam užkabaryje, bet nėra, kad lentyna bent jau su pavadinimu tokiu būtų. Tuo tarpu užsienyje, kai nueini į knygyną, tai mokslo populiarinimas yra gana plačiai tiek reklamuojama, tiek aiškiai rodoma sritis, tiek knygų pasirinkimas labai didelis. Taip, kad kur eiti į priekį Lietuvoje dar tikrai labai daug yra. Sutinku. Bet vis tiek man kažkoks viduje buvo džiaugsmas, aš galvoju, tikrai čia yra labai šviežia, galbūt dar tik 5-mečio klausimas, kai mes galų gale tai įdėjom po padidinamuoju stiklu tarsi. O sakykit, kai keliaujat užsienyje, sakykime, ką dažniau renkatės? Ar mokslo muziejus, ar, pavyzdžiui, bibliotekas, ar lankotės knygų parduotuvėse? Į knygynus dažniausiai užeinu, bet muziejai visgi įdomiau. Iš esmės dėl to, kad knygas šiais laikais, didžiąją dalį galima elektroniškai pasiekti, arba jeigu elektroninių versijų nėra, tai vis tiek internetu galima užsisakyti, įsigyti. Tai dėl to tas į knygyną nueiti visada malonu, nes tiesiog būti tarp daug knygų yra labai malonu. Bet nėra tiek daug to unikalumo ir išskirtinumo kiekviename knygyne, kiek yra įvairiausiuose muziejuose. O galit pasakyti, koks yra jūsų, pavyzdžiui, tas top? Aš kaip patirtį noriu palyginti, kai atrodo, kad jau tu žinai, kokie būna knygynai, ar ne, bet teko Invernese nukeliauti į tokį magišką knygyną, kuris yra bažnyčioje, šildomas pečium. Ir kadangi tai vis dėlto yra sala, jų leidyba, jų knygos visiškai kitokio formato negu mums įprasta. Jos yra didžiulės, spalvotos, ten yra kitas kultūrinis palikimas. Ir aišku, kad jas buvo sunku siųsti turbūt į Europą, todėl ten yra daug retų knygų. Tai tas patyrimas, jis buvo kažkoks toks unikalus, kad parduotuvė, knygynas gali būti štai toks, buvusioje bažnyčioje. Gal ir jūs turėt kažkokį pavyzdį, muziejus ar knygų parduotuvės? Tokio išskirtinio knygyno nėra tekę užtikti. Turėsiu omeny, jeigu kada aplankysiuos Škotijos salose. Bet mane tikrai, atsimenu, sužavėjo Oksforde Blackwell knygynas, berods Blackwell ir leidykla yra, ir jos firminis knygynas, kur durys atrodo ir pagrindinis fasadas neatrodo kažkuo super išskirtiniai, ta prasme, šalia Waterstones galima pamatyti, kuris daug didesnis atrodo, bet kai užeini į tą Blackwellą, jis ten gilin tęsiasi ir rūsį įeini ir yra non-fiction, tai yra negrožinės literatūros sekcija, kurioje tenai gal 3 kilometrai lentynų iš viso. Tai yra kažkas įspūdinga, bet Oksfordas akademinis miestas, tai ir akademiniai knygynai tenai atitinkami. Tikrai.
Man atrodo, kad jūsų aplinkoje daug fantastų, daug akademikų, o jūs turite neskaitančių draugų. O tokių, kur iš vis sakytų, kad knyga yra nemadinga, nereikalinga, net žurnalai, nežinau, ar nežinotgi, turbūt su prožektorium prie jų nestovit, nu bet vis tiek. Taip, kad iš vis neskaitančių, tai nežinau tokių, bet tikrai turiu pažįstamų ir draugų, kuriems tos knygos yra toks antraeilis ar trečiailis dalykas. Tarkim, vieną kolegą, su kuriuo mes kartu doktorantūroje studijavom Anglijoje. Taip. Ir žmogus tikrai super protingas, mokslinę karjerą dabar daro daug geresnę negu mano. Bet kažkada dar doktorantūros metais atsimenu, man labai įstrigo, kad šnekėjome su juo, paklausiu apie knygas ir jis taip sako, skaitau ir taip išvardino ant pirštų, kokias knygas gyvenime yra perskaitęs ir tai buvo gal 7 ar 8 knygos. Tai ir jam atrodo, kad jisai skaito knygas. Bet tai buvo. O šiaip laisvalaikį jisai praleidžia žiūrėdamas visokį įmanomą sportą. Futbolo, kriketo, regbio varžybas ir taip toliau. Toks užsiėmimas, kur stereotipiškai atrodytų tikrai ne akademikui derantis. Bet jam puikiai tas dera tarpusavį ir čia yra jo laisvalaikis. Ir unikalumas žmogus. O kaip jūs pats galvojat, ar knyga jau yra tikrai atgyvena? Jūs pats minėjot, kad yra audio be abejo knygos ir taip toliau. Žmonės vis labiau bando rasti formas, kaip tas knygas atiduoti, visokie turgeliai, formos įvairiausios, kaip keistis, kad nebereikėtų pirkti, o vis tiek žmonės jas tarsi ir perka, nors tiesą pasakius, aš neskaičiau jokio dabar tyrimo, lyginant 10 metų atgal ir dabar, pavyzdžiui, ar knygų pardavimai mažesni ar didesni, negalėčiau atsakyti. Bet jums kaip atrodo, ar pati knyga, jinai nenusivalkęs artefaktas yra? Kaip tik neseniai mačiau Facebook'e vienas pažįstamas rašytojas iš Anglijos dalinosi informacija, šiokia tokia statistika apie tai, kaip maždaug per paskutinį 10-metį įvairių žanrų knygų pardavimai berods JAV keitėsi. Dabar skaičių neatsimenu, bet man atrodo situacija arba neblogėjanti, arba netgi šiek tiek gerėjanti su pardavimais. Tai neatrodo taip, kad bendram globaliam kontekste tos knygos būtų atgyvenusios. Asmeniškai iš mano pusės tai aš audio knygų neklausau, nes aš nesugebu susikaupti į tai ir man atrodo, kad aš tiesiog nelabai turiu girdimosios atminties. Man visada perskaityti reikia dalyką ir daug paprasčiau yra. Net jeigu kokio žiniasklaidoje užtinku, kokia atrodytų įdomi informacija, bet yra vaizdo siužetas arba garsinis, tai dažnai net neklausau, geriau paieškau, kur tą pačią informaciją galėčiau rasti tekstu parašytą. Pats knygų skaitau daug, bet pastaruoju metu beveik vien elektroninės, tiesiog dėl patogumo. Nes Kindlas yra mano telefone, aš bet kada, bet kur jį galiu iš kišenės išsitraukti ir turėdamas, kad ir 5 minutės galiu paskaityti. Arba ne 5 minutės, arba daugiau, bet niekad nereikia galvoti, kokią čia knygą pasiimti kur nors važiuojant. Tuo tarpu su fiziniam knygom jau kitaip yra. Bet namie turiu tikrai daug knygų. Nemažai iš tėvų paveldėjau, nes kiek atsimenu save, visą laiką mane supo knygos, nes tėvai labai daug knygų turėjo namie, daug iš jų paveldėjau, pats nemažai prisipirkęs esu, ne per seniausiai netgi pasidarėm antresolės ant lentynų, nes jau nebetilpo knygos. Tai knygų tikrai turiu ir atsisakyti jų tiesiog sunku yra. Emociškai, net jeigu aš tų knygų nelabai skaitau ir nemanau, kad kada skaitysiu, bet vis tiek. O kaip, aš žinau, kad jūs dėstot, ar ne, o kaip tada yra su studentais? Aš ir pati turiu keletą studentų ir aš matau, kaip sunkiai jie valdo dėmesį ir kad ir kaip jiems reikėtų diplominių darbų literatūros sąrašą įtraukti knygas, tai yra tragedija. Kaip jūs pats su tuo, ar jūsų knygų sąrašas paskaitose visų pirma yra ilgas studentam?
Mano sritis yra tokia, kur knygos, neskaitant vadovėlių labai tiesioginių, yra neipatingai aktualios. Aha. Nes net ir mano darbe, tarkim, na, keletą turiu knygų, kurios ne vadovėliai, kurios profesinės knygos, kurios man yra naudingos. Bet tai tokie vis tiek labai fundamentiniai dalykai mano tyrimų srities tenai pateikti. Tačiau jeigu nori domėtis tuo, kas yra aktualu moksle dabar, kokie dabar atradimai daromi, tai yra moksliniai straipsniai, tai nėra knygos. Todėl ir mano studentai, kurie daro pas mane kursinius ar baigiamosius darbus, jie irgi mokslinius straipsnius skaito. Na ir tos mokslinius straipsnius, jie sugeba kažkaip perskaityti. Žinoma, vieni geriau, kiti prasčiau, vieniems lengviau tą dėmesį išlaikyti, kitiems sunkiau, bet kad išskirtinai būtent dėl literatūros mokslinės suvartojimo būtų kilę problemų su studentais, tai nepasakyčiau. Bet jeigu tai būtų kitokia sritis, labiau socialinė ir humanitarinė, kur būtent knygų skaitimas labai svarbi dalis yra, tai ir man pačiam turbūt būtų sudėtinga, nes, nežinau, aš savo malonumui knygą skaityti tai mėgstu, bet jeigu man reikėtų darbui tenai, kaip kartais pasiklausau, kaip būna humanitarinio ir socialinių sričių studijose, kur per semestrą ten 20-30 knygų perskaityti reikia ir paskui aptarinėti, analizuoti, tai nežinau, ar aš pats sugebėčiau. Išmoksti. Kažkaip išmoksti, atsirenki. Bet tiesa, kad kai knyga tampa profesijos dalimi, tai gauna tam tikrą kitą poskonį. Ir viena vertus, tu vis dar renkiesi, ką skaityti, net ir darbo reikalais. Kita vertus, to jausmo, kad tokio gilaus susižavėjimo knyga, kur pameti laiką, būna vis mažiau. Toksai. Aš negaliu nepaklausti apie jūsų kaip fantasto karjerą. Perkeltinė prasme. Žinai, kaip neseniai, ne per seniausiai iš tikrųjų ir Tolkieno gimtadienis buvo ir vis dar švenčiat, ar koordinuojat tos procesus, ar jau šiuo metu esat atsitraukęs? Šiuo metu gerokai atsitraukiau, bet gerai, kad yra bendruomenė ir tai bendruomenė yra žmonių, kurie galėjo perimti ir palaiko eigą. Bet pats dar irgi šiek tiek prisidedu prie kai kurių veiklų mūsų bendruomenės daromų. Kiek matau prasmės ir malonumo tame, tai tol galvoju ir tęsiu. Yra kažkoks mėgstamas jūsų faktas arba istorija susijusi su mokslinės fantastikos rytimi. Tai yra, jeigu mes niekada nebendravom, niekada su to nesusidūriau arba labai mažai to domiuosi, nuo ko jūs pradedat žmogų įkvėpinėti ar nepradedat įkvėpinėti mokslinę fantastiką? Koks nors žinomas smagus faktas arba, pavyzdžiui, kad visiems įdomu, jeigu kalbat apie nežemiškas būtybės, bet čia nėra mokslinė fantastika, kas ten žino, žinai. Ar turit kokią nors, nežinau, istoriją, faktą? Nuo ko pradėtumėt pokalbį? Nesugalvoju dabar. Matyt, nebūna taip, kad įkvėpinėčiau, kad reikėtų įkvėpinėti kokį nors žmogų, būtinai pabandyk fantastiką paskaityti. Arba dažnai susitinku jau su žmonėmis, kurie kažkiek tą fantastiką pažįsta arba žino, arba tiesiog užtenka pasakyti, kad žiūrėk, šita knyga man labai patinka, labai smagi, įdomi ir pabandyk paskaityti. Bet, gal sakyčiau, daugiausiai to įkvėpinėjimo, pasakojimo kitiems žmonėms apie fantastiką dažniausiai ateina išsirutulioja iš mokslinės srities. Tai yra iš to, kaip mokslo astrofizika užsiimu ir kaip tas pavaizduojama fantastikoje, ką galėčiau rekomenduoti iš fantastikos, kur gerai kosmosas aprašomas, tokių dalykų. Kaip manot, lietuviškos literatūros turbūt mažokai, ar ne? Tokios. Ar jau mes... Lietuviai kažkaip mokslinės fantastikos, atrodo, nelabai mėgsta rašyti. Taip, gal tiesiog smegenų trūksta? Nemanau, gal...
Neturiu atsakymo, kodėl taip yra, kodėl būtent lietuviams rašytojams atrodo ne prie širdies ta mokslinė fantastika. Ne tai, kad jos visai nėra, bet vis tiek didelė dalim ir garsesni kūriniai vis tiek yra fantasy, taip. Ar kažkiek į mūsų folklorą atsiremiantis, ar į istorinius siužetus ir motyvus. Gugis, puikia knyga. Sakykit, o kaip jūs pats, pavyzdžiui, su fantasy? Aš žiūrėdama keletą interviu, pataisykit mane, jeigu klystu, jaučiau jūsų tokį sarkazmą fantasy stiliaus atžvilgiu. Pataisykit, jeigu klystu. Na, žinot, aš esu Tolkieno gerbėjų klubo prezidentas, tai negali būti mano požiūris į fantasy visai jau neigiamas. Taip. Bet su fantasy literatūra yra tas dalykas, kad nemaža jos dalis yra, cituojant berods Terry Pratchettą, baldų perstatinėjimas Tolkieno palėpėje. Tai yra, kad Tolkienas tiek labai suformavo visus fantasy žanro kanonus, kad labai daug kas ar sąmoningai ar nejučia juos kopijuoja. Net ir toks dalykas kaip labai standartinis knygų leidimo formatas trilogijomis. Irgi atėjęs yra iš Žiedų valdovo, kas labai ironiška, nes Žiedų valdovas niekada nebuvo rašytas kaip trilogija ir tai buvo tik tai leidėjų sprendimas išleisti 3 tomais, nes galvojo, jeigu nepasiteisins, jeigu nieks nepirks, plus labai storos knygos nieks nenorės pirkti. Tai va, Tolkienas visada rašė kaip vieną vientisą romaną ir pačiam jam net nepatiko tai, kad sudalinta į 3 dalis buvo. Tai va, bet žinoma, tai nereiškia, kad fantasy neturi originalių idėjų, nes tų originalių idėjų tikrai yra visokiausių ir labai dažnai, vėlgi ne visa fantasy, bet labai dažnai fantasy atsiremia į įvairias mitologijas. Taip. Ir vėlgi didelė dalim dėl Tolkieno įtakos, bet taip pat ir dėl to, kokios mitologijos buvo populiarios ir prieinamos. Tai dažniausiai tos Europos, vakarų pasaulio, Skandinavijos mitologijos ilgą laiką buvo dominuojantis. Bet ir Azijos aš esu skaičius labai puikių apie ir dabar, kuo toliau, tuo labiau plečiasi tas arealas. Tai tiek Afrikos tautų mitologija, tiek Amerikos čiabuvių įvairiausių tautų mitologijos irgi panaudojamos vis yra. Tai tas yra labai smagu, kad tokia įvairovė didėja kūrybos ir pačios temos. Vienas dalykas, kuris man asmeniškai kartais atrodo perspaustas fantasy literatūroje, labiau fantasy literatūroje negu moksliniai fantastikoje šiandieniniai, tai yra susikoncentravimas gal į šiandieninės mūsų pasaulio problemas ir jų tik tai toksai apvilkimas gana plonu tuo fantasy rūbu. Kad vis tiek skaitai atrodo fantasy kūrinį, bet labai aišku, kokios šiandieninės socialinės problemos autoriui atrodo svarbios. Elfai miršta, nes gamta, ekologija, ne? Iš serijos. Aš labai primityviai be abejo. Kad kaip pavyzdys, ar ne? Jo, reiškia, mes vis tiek turim savo ribotą, arba rašytojai turi kažkokį tai ribotą savo fantazijos lauką, iš kurio vis dėlto neišeina, reikia kažkokių tai matyti neeilinių asmenybių, kurios savo tą burbulą vaizduotės turbūt išeitų iš ribų ir padarytų, kad sukurtų kažką tokio autentiško ir unikalaus. Ir tas, ir taip pat sakyčiau, kad irgi reikia išskirtinio talento ir taip pat didelio įdirbio, kad sugebėtų rašytojas tas temas, kurios jam aktualios, kad ir šiuolaikinių problemų, jas tiek nugludinti ir išgryninti tos branduolius, kurie dažnai laikui nepavaldus yra idėjų. Ir tada juos perkelti į savo kūrinį, kad pasiimtum kažką, kas galėtų ir šiems laikams būtų aktualu, bet taip pat tame kūrinyje būtų kažkas, kas greičiausiai bus aktualu ir po 100 metų ir galbūt būtų aktualu ir prieš 100 metų. Ir tarkim, Tolkieno kūryba yra vienas iš tokių
pavyzdžių, ką labai gerai rodo, kad tai yra vis dar ypatingai populiarios knygos, nors po Žiedų valdovo išleidimo praėjo jau 70 metų. Tai tikrai čia šiemet kaip tik bus 70-metis Žiedo brolijos išleidimo. O sakykit, tada koks yra santykis tarp knygos ir filmo? Negaliu nepaklausti banalaus šitą klausimą. Kai jūs pats einat žiūrėti fantasy arba mokslinės fantastikos filmus, ar lūkesčiai būna labai užkelti? Ar jau tiek blogai buvo? Nu, bet koks buvo santykis su to procesu? Ar einat apskritai žiūrėti filmų? Labiau ne einu, bet įsijungiu kompę. Paskutiniu metu ypač kaip ir daug ką gyvenime pandemija pakeitė požiūrį šitą. Lūkesčiai, aš dažnai vis tiek tų filmų yra tokia daugybė, kad neišsirinkinėsi aklai. Tai vis tiek pasiskaitau kokias nors apžvalgas, vertinimus ir taip toliau. Ir jeigu matau, kad tenai, tarkim, pabrėžiama yra, kad mokslinės fantastikos kūrinys ir labai ten pabrėžiama, kad gerai ta mokslinė dalis atvaizduota, tai tada užkyla lūkesčiai, kad kaip čia turėtų tas būti ir į tą reikėtų atsižvelgti. Iš kitos pusės, jeigu tai nėra svarbus dalykas mokslinės fantastikos kūrinyje, nes ir tai būna, tai aš ir tų lūkesčių neturiu ir galiu džiaugtis kūriniu, net jeigu jis su mokslu labai menkai ką bendro turi. Tarkim, man visokie superherojų filmai visai patinka, nors iš mokslinės pusės tenai labai toli nuo realaus mokslo. Taip, net sunku. Supratau, o šiaip tradicijų kokių nors, pavyzdžiui, knygų skaitimui turit, sakėt, jau supratau, ar ne, elektroninės versijos, bet, pavyzdžiui, būna, kad žmonės mėgsta pradėti skaityti knygas, jeigu gauna naują nuo galo, tai yra perskaito pirmiausia anotacijas, kokias nors galinės arba atsiverčia, arba pirmas dalykas, ką padaro gavę naują knygą, tai pauosto, nes tai yra kvapas specifinis, arba, tarkim, skaito tik sekmadieniais, ten popietę būtinai skiria. Ar turit kažkokių tai įpročių arba tradicijų pauostyti šviežią knygą tikrai malonu. Tai to yra. Daugiau kažkokio skaitimo ypatingų ritualų neturiu, bet nemaža dalim dėl to, kad per visokius darbus ir veiklas tiesiog nelabai galiu skirti didelių laiko intervalų skaitimui. Tai kada pavyksta tada, ar ne? Taip, tai visai norėčiau galėti sekmadienio popietę paskirti, kad atsisėdu ir tenai pusę dienos skaitau knygas, bet dėja taip nesigauna. Tai skaitau po truputį. Na ir viena iš priežasčių, kodėl elektroninės knygos patogiau. Bet o kai buvot vaikas, jeigu mes dar nertumėm kai Kastytis buvo mažas ir skaitydavo su prožektoriu po antklodę knygas. Ar jūs buvote to tipo vaikas? Ne, su prožektorium po Kaldra neskaičiau, nes mano tėvai visada labai teigiamai žiūrėjo tai, kad aš skaitau. Ir dėl to aš per dienas prisiskaitydavau pakankamai, kad galėdavau eiti miegoti. Šiaip aš nuo mažens labai knygas mėgau. Tėvai man pasakojo, kad visai mažiukas dar nemokėdamas skaityti enciklopedijos verčiau. Labai patikdavo, nes atseit skaitau. Tai vaikas būdamas daug tų knygų skaičiau, labiau mėgau knygas negu ten lakstyti kur nors ar žaisti, ar bėgioti ar panašiai. O buvo tokių, kur perskaitė dar taip ženkliai per anksti. Aš neseniai turbūt tik taip pajutau, kad gal Malūko 12 ir nereikėjo skaityti. Tuo metu atrodė, kad tai viskas yra adekvatu ir normalu, nes nedaug tų knygų buvo, ką turėjau, tą perskaičiau. Ir neseniai pagalvojau, kad tai galėjo kažkaip truputėlį mane pakeisti, nes ten buvo šiukšlyno žmonės ar kažką. Gal buvo truputį ir per anksti, o nebuvo pas jūs, jeigu visokio literatūra prieinama. Viena tokia scena iš pradinės mokyklos man labai įstrigusi yra, kai mus berods antroje klasėje nuvedė susipažinti su mokyklos biblioteka. Ir tada kiekvienam sakė, išsirinkit po knygą, pasiimsit ir skaitysit. Ir aš nuėjau pasiėmiau kažkokią tai knygą apie astronomiją, mokslo populiarinimą. Tada bibliotekininkė man bandė kažkaip švelniai pasakyti, kad gal tau dar per anksti vaikelį tokias knygas skaityti, bet gerai, kad mokytoja gera buvo ir užsistojo, kad ne, Kastytis apie žvaigždės supranta, jam galima šitą knygą skaityti. Bet neatsimenu tiksliai, kokia tai knyga buvo.
Bet tikrai vat, keletą tokių senų mokslo populiarinimo knygų būtent apie kosmosą su vaikystėje skaitęs. Ten Svidevskienės astronomijos abėcėlė buvo, pažinimo džiaugsmo serija, tokia, ten 3 knygos buvo, viena Gyvoji gamta, kita dar kažkas ir trečia Žemė ir kosmosas, ar kažkaip taip vadinasi. Tai ten jos pusė apie fiziką, pusė apie astronomiją, tai ta, kur apie fiziką man buvo tokia neypatinga, kur apie astronomiją tai labai skaičiau. Tai vat mano brolis laikas skaitydavo, man buvo visiškai nesuprantama, aš nesupratau. Apie grožinės kalbant, tai mano pažintis su fantastika, kaip tokia tikrai fantastika, prasidėjo nuo to, kad irgi kažkada pradinėje mokykloje mama davė paskaityti kažkokį Bredberio apsakymų rinkinį. Tai dabar, kai galvoju, tai Bredberis visgi toksai parašytas, jo kūryba su labai daug sluoksnių visokių ir kultūrinių, ir prasminių ir taip toliau. Tai gal ne tai, kad vaikui labai per anksti skaityti, bet turbūt labai daug ko aš ten nesupratau skaitydamas, bet atsimenu, kad labai patiko ir nuo tada pamėgau labai visokią fantastiką skaityti. Tai vadinos buvo, matyt, kažkaip laiku, mama nujautė, ko gero. Sakykit, ar galėtume dėti lygybės ženklą tarp žodžių neapsiskaitęs ir neskaitantis knygų? Neapsiskaitęs. Ar gali būti, pavyzdžiui, žmogus neskaitantis, bet apsiskaitęs? Nu, tai yra, jau šiek tiek paminėjom tą, kad vat, mano srityje, jeigu nori sekti naujus mokslinius atradimus, tai nėra knygų skaitimas raktas, o yra mokslinių straipsnių skaitimas. Tai vis tiek tos informacijos galima labai daug gauti iš mokslinių straipsnių, ar ne tik mokslinių straipsnių, iš žiniasklaidos įvairios. Na, tarkim, jeigu žmogus neskaito knygų, bet skaito ten nacionalinę geografiją, The Economist ir dar visokių sakykime, aukšto išsilavinimo žmonėms skirtus žurnalus. Na, tai ar jį laikysi neapsiskaičius? Nelaikysi. Iš kitos pusės, jeigu žmogus skaito labai daug knygų, bet tos knygos visos tai yra tos, kur skirtos ant kavos staliuko pasidėti. Arba meilės romanai, na tai vėlgi, tam tikrą prasme apsiskaitęs, bet tai gali būti labai tokiam siauram ruože žinių. Taip, kad lygybės ženklo nelabai galima dėti. Sutikčiau, manau, kad taip. O sakykit, ar buvo taip, kad knygą tiesiog padedat, nes nepabaigėt? Dažnai nepabaigėt knygų skaityti? Retai. Kažkaip turiu tokį pomėgį būdo bruožą, kad jeigu pradedu ką nors, tai reikia užbaigti. Dėl to ir paklausiu. Ir tikrai yra buvę knygų, kur perskaitau iki galo ir galvoju, kad, blemba, kažkaip nepatiko ta knyga, bet vis tiek įveikiu iki galo. Tai yra buvę, kad nebaigiau. Mokyklinė programinė literatūra dažnai tokia būdavo. nes neįdomi buvo. Ne visa, bet tikrai yra buvę tokių atvejų. Bet ir kitų yra keletas buvę, bet taip nedažnai. Ir tada pabaigai aš norėčiau jūsų paklausti. Įsivaizduokit, kad yra kažkoks, 12-metis gal, gerai, 15-metis, patys sunkiausia variantai man, neskaitantis. Galit pasiūlyti vieną vienintelę knygą, kur arba iš jo bus skaitytojas, arba nebus. Jam jau 15, jis jau tikrai gali skaityti fantastinę literatūrą, bet iki šiol iš vis žaidė tik kompiuterinius žaidimus. Aš nesakau, jų irgi būna puikių mitologijom paremtų. Tai va tada reikia paklausti, kokius jis žaidimus žaidžia. Sakykim, kad nesusijusius su fantastika ir mitologija. Jisai žaisdavo... Gerai, Counter-Strike žaidžia, ne? Taip, iš serijos, taip. Taigi galit šauti su vieną knygą. Ką siūlytumėt? Tai gerai, jeigu imam tą pavyzdį, kad žmogus Counter-Strike skaito, žaidžia, tai reikia kokios nors knygos, kur būtų veiksmo literatūra. Prasme, kad, kaip veiksmo filmas, tik tai parašytas. Kad ir Sapkovskio Raganio pasiimti. Ten daug veiksmo yra. Ką dar? Konano knygas. Gal dar iš vaikystės atsimins, kaip Konano multikus žiūrėjo. Taip. Nors neįsivaizduoju, dabartiniai
15-mečiai apskritai ką nors žino apie Konaną, nes aš kai vaikas buvau, tai žiūrėjau Konano multikus. Neatsiduoju, žinokit, bet sakykime. Tai va, bet ką nors to, kad ta prasme, bet kuriuo atveju, jeigu va, realiai ateitų žmogus pas mane su klausimu, o nuo ko man pradėti skaityti, jeigu visai neskaitau, arba kas labiau tikėtina, koks nors susirūpinęs tėtis arba mama ateitų paklaustų, o tai kaip vat, mano 15-metį įtikint skaityti. Tai aš pradėčiau nuo to, kad reikia išsiaiškinti to, kas patinka tam žmogui. Nes knygų didžiausia įvairovė yra. Tai ačiū Jums labai, Kastyti. Žmogus, kuris sako, kad knygos ir kosmosas du labai geri dalykai. Tai pas jį parašyta tinklaraštėje. Ačiū Kastyčiui Zubovui, ačiū Jums, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų. Ačiū, kad pakvietėt.